Reportažų ciklą Investuotojo enciklopedija pristato finansinė grupė Finasta. Pirmosios kortos Europoje atsirado dar 14 amžiuje ir įvairiausi žaidimai, tarp jų ir kortų namelių statymas, nuo to laiko perduodamas iš kartos į kartą. Lygiai taip jau metų metu žmonės investuoja į nekilnojamąjį turtą. Tik statant kortų namelį su kiekviena korta rizikuojama, ar tik jis nesugrius. O investavimas į bet kokios rūšies būstą ilgalaikė ir pakankamai saugi investicija. Taigi, nekilnojamasis turtas yra vienas iš 3 pagrindinių investicinių objektų. Kiti 2 tai vertybiniai popieriai ir nuosavas verslas. Instrumentų, kaip kiekvieną tų objektų pasiekti, yra daug, tačiau patys objektai tai yra 3, o investavimas į nekilnojamąjį turtą yra vienas seniausių ir aiškiausių. Pavyzdžiui, būstas nusipirktas savom reikmėm. Turbūt negalima būti jo laikyti investiciniu objektu. Pirmiausia, kad jis netitinka bent vieno iš 2 kriterijų investavimo. Tai yra, vienas investavimo kriterijus yra tai, kad tikimasi gauti pajamų iš investicijų arba tikėtis investicijų pabrangimų. Tai jeigu jūs nusipirkate būstą, tai jūs ne tik, kad negaunate jokių nuomos pajamų, turbūt jūs dar ir išleidžiate palūkanams mokėti išlaidas, mokėti komunalinius mokesčius, galbūt draudimą, galbūt atsiras mokesčiai už šį nekilnojamą turtą. Laikyti nuosavą būstą ir laukti, kada jis pabrangs, ne visai logiška, nes jei jis ne kokioje prestižinėje vietoje, tai per daugelį metų jis tikėtina net nuvertės. Taigi pagrindinis ilgalaikių investicijų motyvas yra pajamos iš nuomos. Tai jeigu kiekvienas investuotojas į tą patį nekilnojamą turtą užduotų klausimą, per kiek metų mano investicija iš nuomos atsipirks, turbūt būtų galima išvengti labai daug klaidų padaroma. Kaip paskaičiuoti tą investicijų atsipirkamumą? Jeigu imtumėm pavyzdį nuomai skirtą butą, už kurį galima gauti po 1000 litų pajamų per mėnesį už nuomą. Taigi per metus tai susidarytų apie 10 000 litų, nes dar bent jau 2000 litų būtų skirti remontui arba dar kažkokiam tai kitom išlaidom. Skaičiuojame, kiek būtų galima mokėti už tokį butą, kuris per metus teikia 10 000 litų pajamų. Jeigu mokėtum už šį būstą 100 000 litų, vadinasi, jūsų būsto atsiperkamumas būtų 10 metų arba kitaip tariant 10% per metus. Turbūt tai pasirodytų tikrai patraukli investicija, nes alternatyvų ir saugių alternatyvų nėra daug. Tačiau jei jūs būstą pirktumėte už 30 000 litų, tai jis atsipirktų tik po 30 metų. Taigi pagalvokite, ar norėtumėte tiek laukti. Istoriškai būstas uždirbdavo turbūt mažiau negu vertybiniai popieriai. Turbūt būtumėm teisūs arba būtumėm arti teisybės, jei sakytumėt, kad vidutiniška grąža iš akcijų, iš vertybinių popierių yra 10% per metus, tuo tarpu nekilnojamas turtas brangdavo tik tai apie 5%. Taigi, kodėl vis tiek atsiranda investuojančių į nekilnojamą turtą, jeigu jo grąža yra mažesnė? Turbūt pirmiausia, tai yra rizika, kuri galėtų pasirodyti mažesnė. Nes nekilnojamas turtas kaip pats objektas, jis nebankrutuos. Istorinis nekilnojamojo turto investavimo vidurkis yra 20 metų ir grąža 5%, tačiau gali atsirasti laikotarpių, kai šis vidurkis svyruoja. Ta svyravimą įtakoja centriniai bankai arba komerciniai bankai, kurie teikia labai pigias būsto paskolas arba labai pigius kreditus, kad galėtumėm įsigyti. Todėl gali susidaryti nekilnojamo turto burbulas, kai investuotojai tiesiog investuoja bet kokiamis kainomis, bet kokiamis sąlygomis į nekilnojamą turtą ir jiem pakanka atsiperkamumo per 30 metų, gal ir daugiau. Lygiai taip pat gali atsitikti ir atvirkštinė situacija. Bankams nustojus lengvai dalinti paskolas, atsiperkamumas turėtų labai išaugti, tiksliau nekilnojamojo turto vertė smarkiai nukristų. Tai gali paskatinti naujus investuotojus, kurie turi lėšų investuoti į šią rinką, kol sugrįš normalūs laikai. Apie nekilnojamojo turto kainų svyravimų, burbulų ir jų sprogimų priežastis papasakosime jau po savaitės.